Sveiki, gyvi mylėjai. Nu ko, prisižaidėm, ne? Prisižaidėm. Stipriai prisižaidėm iš tikrųjų. Tai ir Lietuvos politika pridirba tokius košės, kad dabar žiūrėsim čia į kutai įsirutulios. Nu, pradėkim nuo pradžių. Iš Baltarusijos pusės į Lietuvos pusę gabenami ir kontrabandinis cigaretės. Nenoriu sakyti kontrabandinė cigareta žemaitiška. Kontrabandinis cigaretės. Ne? Ir Lietuvai čia susipakau ant Baltarusijos pusėje, parskraidinį Lietuvą, iš Lietuvos paskui susirank ir gabent toliau į Skandinavijos šalis, į Švediją, į Norvegiją, į Anglijas ir taip toliau. Į Angliją dabar sunkiai ir išvežti labiau į Skandinavijos šalis, į Švediją, žinau, masišką. Nu, tų pačių furistų pagalba ir gabenams tos cigaretės. Nes ten dirbantis lietuvaičiai, kiek matau ir formus dalinas grupės, kad būtent iš Lietuvos atvykstančius furistą, būtent anim yra atvežtų gerybių. Ypač Norvegijoje dirbants, atšiauriau ten šiaurėje dirbants visus tus žuviais cechus, lauk nesulauk, kada atvyks ten rašo, neminės pavadinimų pervežimų kompanijoje, kada atvyksta jau matus užrašas, sako, o cigariukų viskiuką atvežė. Tai vien žodžiu vež, va toks ir kelias nuo Baltarusijos iki Norvegijos šiaurės tų cigarečių, ne? Ir Lietuva niekaip nesugebėjo tuo keliu, vadinkim, tuo šilko keliu, sutvarkyti, sustabdyti. Prie konservatorių uns veikia kuo puikiausia, prie dabartinės sistemas irgi veikia kuo puikiausia, kol nepradėjo tai jau masiška 100 balionų ir ani kraičiuoti oro uostus. Nu ir tada suprat, sako, o, taigi čia grėsmė mūsų avialinijom ir taip toliau, saugumų, taip toliau. Nu ir pradėjo iš to daryti skandalą. Nors iki tol prie konservatorių, kuo puikiausias cigaretės skridai, niekam nebuvo baisu ir prie Bilotais, kada buvo vairioje ministrė, buvo netgi oro uosto teritorijoje nukrėtis. Nu, nukrėtai toliau, skraidėna, tai čia dabar Ruginėn su savo šaika ir sako, oi čia labai baisu, čia reikia kažką daryti ir Nausėda dabar atsibūd ir Nausėda. Nausėda sako, irgi reikia kažką daryti, į ko nusprendti padaryti. Ai, nusprendė labai paprasta, uždaryti su Baltarusijos eina. Nu, viskas, uždaryti Baltarusijos eina, lai žmonės ne į kapinis nuvažiavom per mirusi paminėti ir taip toliau uždarė. Seina yra nemveinovė, kas čia, užsikriuškit, užsikniskit, pervežim kompanijai sutartį ir taip toliau. Ir anie to padarė. Ir Nausėda su pasididžiavimu mums aiškino, kad čia Lukašenka anie darė ir dėl to skaudė, tur skaudėtas čia vaizdai ir aš paleisiu garsą, pasiklausykim, kon Lukašenka apie skausmus. Ir dabar pažiūrėsim, kokį skausmų mes gausim iš Batkos. Jau gavom, iš tikrųjų patvirtins ir tai dabar, bet prieš tai pažiūrėkim, kaip Nausėda norėjo įskaudinti Lukašenką, kaip su pasididžiavimu šnekėjo. Kad į tai reaguojama, norisi, kad skaudėtų daugiau ir kad ši kaiminė valstybė labai gerai suprastų, kad visi veiksmai nukreipti prieš Lietuvą turės atoveiksmį. Lukašenka teisus, kontrabandinės Baltarusių cigaretės Lietuvoje yra laukiamos. Lietuvoje apie 1/4 parduodamų cigarečių yra kontrabandinės. Rūkaliui pakelis kontrabandinių cigarečių vis tiek išlaidos, o Lukašenka... Nu, čia apie tas cigaretės neprisklausysim, čia neįdomu. Kainos cigarečių į taip toliau. Esmė tai, kad uns sak, mes darysim viską, kad Lukašenkai skaudėtų. Nu, uždarė Seinas. Ir uns galvo, kad čia Lukašenkai skaudės, ne? Uždarė Seinas ir dabar Lukašenka penktadienį paėmė ir priėmė labai rimtą sprendimą. Ir uns jau ir priimts, ir uns jau įsigalioja. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka pasirašė dekretą, kuriuo draudžiama Baltarusijos teritoriją važinėti kai kuriuose ES šalyse registruotoms transporto priemonėms. Sprendimas palies pirmiausia Lenkijos ir Lietuvos registruotus sunkvežimus, tai ir fūras liaudišką kalbant, ne, traktorius, priekabas bei tam tikrais atvejais netgi lengvuosius automobilius. Apie lengvuosius automobilius eina apie komercinį transportą. Žinom, lengvuosius automobilius tos bulkinis visokius, Volkswagen Kadžia, ir taip toliau, ten tos, kur gabent krovinius. Ir, aišku, tai mikroautobusą, kaip visi tai DPD, siuntų tarnybos autobusą. Bet ir tai autobusą visokie įveka, ir taip toliau, ten 3,5 tonus, kiekvienai, ten su B kategorija netgi gal vairuoti. Tai va tokiam visiem komerciniam tiem autobusiukam, mašinom lengvuosiam ir taip toliau.
netgi būn Opel Corsa komercinis automobilis, galinis sėdienis išimts ir jau komercinis, nes būn kartas, vien kartą norėjau pirkti mašiną, vos neužsirovau, vos nenusipirkau tokį su registravimu, nes ten kelių mokestis ir taip toliau. Bet čia nesmė. Esmė tai, kad uždraud komerciniam transportu po Baltarusijai važinėtis. Lietuvos ir Lenkijos komerciniam transportu. Nuo šiol Baltarusijos teritorijoje draudžiama važinėti Lenkijoje ir Lietuvoje registruotoms priekaboms, puspriekabėms, taip pat Lenkijos lengviesiams automobiliams, jie vykdo tarptautinį pervežimą pagal individualius arba CMR važtaraščius, komercinius. Taip, naujais draudimais laikomas rimtų smūgių tarptautinio transporto ir logistikos įmonėms, kurios gamena prekes iš Kinijos į Europos Sąjungą per Rusijos ir Baltarusijos teritorijas. Kinija, Rusija, Baltarusija ir toliau į Europos Sąjungą ein kroviniai ir 1000 fūrų vež krovinius, tame tarpe lietuvių kompanijas ir Lenkijos kompanijas pervežim. Tai ir milijoninis, milijardinis apyvartas iš tikrųjų. Kompanijas uždirb milijoninis apyvartas ir milijardinis, iš to uždirb milijonus pervežimo kompanijas. Va taip, sąžiningai. Aš čia bandžiau surasti statistiką, apie kokius skaičius ein. Vienu žodžiu, esmė ir, kad 24 metų radau, tai per Rusiją kiniškas priekis per Baltarusiją keliaut kažkur apie 27 milijardų sumoje. Ir va tokį tigi pervežimų priekį, tokį suvas ir. Tai iš to uždirb kelis milijonus ir mūsų pervežėjai. Ne? Ir dabar mūsų pervežėjim viskas yra. Hana. Ir dabar, Nausėdas norėčiau paklausti, o čia kam dabar skaudės? Čia Lukašenka dabar skaudės? Ne. Lukašenka neskaudės, skaudės mūsų pervežėjim, Lenkų pervežėjim, o labiausiai mes taigi lietuvė, mes žemaitė, mes turim kalbėti apie savus, ne? Taigi mūsiškiam pervežėjim dabar labai skaudės. Ir stipriai skaudės, ypač toks kompanijas, kuri prisijėmusi paskolų tų vilkikų ir taip toliau, ir vos laikos, ir dabar jeigu dar nukers tonliniją, tai viskas. Ir dabar greičiausiai pasipils masė bankrotų pervežim kompanijų, nes tiesiog nebesugebės išsimokėti. Aišku, ir dar reikia paminėti, kad tos kompanijos, taigi dar taip pat ukrainiečiai, taip pat baltaruso vairuotojai, iš Azijos šalių dabar privežta pilna tų vairuotojų ir taip toliau. Ir visi, ir darbų neteksai, taip toliau vairuotojai, čia chaosas, čia prasideda, čia iš tikrųjų mūsų politika, Nausėda, Ruginienis, visi kiti, они užkūrė tokį čipir, tokį nesąmonį padarė. Dėl kelių balionėlių, su katras pats nesusitvarka. Nepagaun kontrabandistų, kad Lietuva prekiaun kontrabandiniam cigaretėm ir vežai užsienį. Čia yra absurds. Ir dėl to dabar toks skandals ir tokį nesąmonį užsikūrė. Tai kam dabar skaudės? Dabar iš tikrųjų, kas iš to išloš? Išloš, kas keiščiausia išloš iš to Latvija. Latviam taigi nėra pribojimų. Latvija tor seina. Tai dabar per Latviją dabar kompanijas, aš žinau, ani šiandien turėtų iš džiaugsmų šokinėti, krykštauti ir džiaugtis, kad tokį saldainį Lukašenka padavė Latviams. Latviams šiaip padauds, kaip sak žemaitė, medaus šaukštai borna. Teik dabar bus geras gyvenims Latviam ir čia Lukašenka uždar metams laiką. Įveikti tos apribojimus. Ir dabar Latvija per metus laiką, aišku, galbūt bandys kažkoks kompanijas, lietuvių kompanijas taigi persiregistruoti Latviją ir taip toliau, važiuoti tipo Latvijos vardu ir taip toliau, bet aš abejoju, ar tai pavyks padaryti ir apgauti Baltarusijos sistemą. Ten bus prižiūrimas, stipriai, aš manau. Tai Latvių kompanijas dabar, aš manau, krausys milijoninius pelnus. Ir Latvija visada Baltarusijos atžvilgių buvo minkštesni, švelnesni ir nebuvo tokį radikalą. Kad ir tų baltarusiškų prekių Latvijoje ne per seniausiai vis daryda mineralinė, baltarusiškas mineralinis labai populiarus, tarp kitko buvo ir Lietuvo daryda mineralinis, panašus kažkur į Vytautą mūsų, ne? Tai baltarusiškų tų prekių Latvijoje pilna. Aš žinau, kad per Latviją ein traktorių prekis, ir baltarusiškų traktorių mūsų ūkininką naudoja. Tus traktorius patikimi, paprastai remontuojami ir mėgstami ir pamėgti traktorė mūsų ūkininkų
Bet tai būnt, kad gendant techniką. Ir tas detalės, aš žinau, kad ūkininką pasikalbu ir čia ir te būtų susirašinėjimus ir visa kita, kad per Latviją, perkas detalės iš Latvijos, nes per Latviją lengviau ir įsivežti baltarusiškų traktorių detalių ir važiuoni Latviją pirkti baltarusiškim traktoriam detalių. Nes Lietuvo įsigyti ir be galo sunku. Ir įmanoma įsigyti, bet aš kaip suprantu vis tiek, tos detalės ir atvykusis per Baltarusijos ir Latvijos punktus. Tokia man pirminė informacija. Tai šito veito dabar Lukašenka kaip ir parod Latviam. Žiūrėkit, jeigu iš čia nesidraskot, pažiūrėkit, tai draskos, čia mums labai skaudžia nori padaryti, o jūs pažiūrėkit, o jūs iš to gali daryti gan neblogus pinigus ir mes galim gan gražiai gyventi. Ir toliau prekis keliaus į Europą. Aišku, Lukašenka priiminėdams tokius sprendimus turi pagalvoti ir apie Kiniją. Nes su Kinija ir glaudų santykiai, labai dabar šilti santykiai ir šiuo metu Rusijos užsienio reikalų ministras lankos Kiniją ir susitiks su Kinijos prezidentu po Trumpo susitikimu su Kinijos prezidentu ir ten bus ir labai rimti reikalas sprendami ir Ukrainos karsai sprendams. Iš tikrųjų, galbūt netgi Kinija darys pagrindinį statymą ir taip toliau. Nes ir po susitikimo su Trump, po susitikimo su Kinijos vadovu ir taip toliau. Irgi įdomu vakar pranešim pareiškė, kad sankcijas Rusijos nepaveiks. Trumpas teigia, jog per savo kadenciją nutraukė 8 karus pasaulyje, pasak jo tai įvyko padaryti, grasinant šalims įvesti didelius muitus. Įvedi muitus ir iš karto savo sąlygas Trumps ir reikalaudavo. Jie juos nesiliauja kariauti ir elgtisi priešiškai Jungtinėms valstijoms. Žinote, kaip aš juos baigiau, kaip tos karus Trump sako, kaip aš juos baigiau. Daugeliu atveju, 60% atveju aš sakydavau, jei jūs nebaigsite, aš įvesiu muitus jūsų abiem šalims ir jūs negalėsite vesti verslo su Jungtinėmis valstijomis. Vis dėlto, šis metodas, jo teigimu, neveikia Rusijos. Prezidentas pripažino, kad ekonominės sankcijos ar muitai Putino neveikia, nes JAV ir Rusijos prekyba yra labai maža. Tai va, ir Trumps kalbėdams apie Putiną ir Ksį, Trumpas taip pat pažymėjo, kad tiek Vladimiras Putinas, tiek Kinijos vadovas Ksy Jinpingas yra rimti žmonės, su kuriais negalima juokauti. Tai va, Kinija su Rusija šiltai ir Baltarusija su Kinija irgi šiltai ir Kina gamina ir mašinas Baltarusija ir taip toliau. Aišku, bet kad turi pagalvoti ir apie tai, kad nepakenkti stiprią Kiniją. Todėl ir paleid Latvių neim. Latvius palik ramybę, kad per Latvius galėtų eiti srautą toliau į Europą, priekis nesustotum, apeitom Lietuvą Latviją, važiaus per Lenkiją Lietuvą ir važiaus per Latviją. Latvija iš to uždirbs milijonus ir aš abejoju, ar Latvija atsisakys tokį skanaus pyrago gabalą. Manau, kad ne. Tai va, ir toks vyks geopolitinis žaidimas. Ir dabar pagrindinis klausimas, visiems žiūrovom. Atsakykit komentarus, kam šito veito skaudės? Nausėda? Tikint, kad Lukašenka jau skaudė ir dar daugiau skaudės. Kam dabar labiausia skaudės? Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad esat, ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad pasidalinat, ačiū, kad spaudat patiktukus ir ačiū tiem, kad reikia palaikot veiklą. Jeigu jūs galvojat, kad reikia palaikyti veiklą, opozicinį žiniasklaidos apačio po vaizdo įrašui, visi ir įmanom būdą, galit prie to prisidėti, jeigu manot, kad reikia. Tai iškart ačiū rėmėjams ir ačiū visiems, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Ate.